Sveiki Alytaus futbolo mėgėjai. Man, kaip buvusiam Alytaus Dainavos žaidėjui, malonu visada grįžti į Alytų, susimatyti su senais komandos draugais, ypač pažaist kartu arba prieš juos. Prisiminimai iš Alytaus futbolo laikų labai malonus, pozityvus ir neturiu ką blogo pasakyti. Ir ačiū turnyro organizatoriam, kurie suorganizavo šitą turnyrą, kuris sujungia komandas žaidėjus, net iš Lenkijos atvažiavo žmonių. Labai malonu pasižaisti prieš šventės, pasidaryti dar vieną šventę. Šiuo metu svečiai iš Lenkijos pirmosios lygos futsal čempionate yra 4-5 vietoje. 5-oje vietoje Lietuvos futsal. Dėl kas liečia turnyro, tai manau tikrai turnyras yra pasisekęs ir aišku gaila, kad mes nežaidėm finale kaip mūsų miesto komanda, nes norėjosi žaisti finale, bet aišku, kaip sakoma, futbole kamuolys yra apvalus ir neįmuši, tu įmuši tau. Varžovai išnaudojo mūsų klaidas ir pateko į finalą. Kas liečia naudingumą turnyro, aš manau, kad tikrai yra naudinga. Komanda kuo daugiau žaidžia, komanda susižaidžia. Aišku, be traumų neišvengsi tokiuose turnyruose, bet esmė tame, kad turnyrai tikrai yra tokie naudingi. Pirmą kartą galbūt pasikvietėm svečius iš netolimos kaimynės šalies Lenkijos. Malonu, kad jie sutiko su mūsų pasiūlymu ir atvyko į turnyrą. Taipogi parodė sportinį principą, kovojo visas rungtynės, nepasidavė, netgi žaisdami dėl 3-4 vietos su mūsų komanda irgi atidavė visas jėgas, kad gerai pasirodyti šiame turnyre. Aišku, kaip sakoma, pirmas blynas galbūt prisvėrės, bet kitais metais tikiuosi atvažiuos bus stipresni ir mums bus įdomiau, ir jiem patiems bus įdomiau. Taip kad manau, tikrai mes esam patenkinti šiuo turnyru. Kaip sakoma, puikios dovanos, puikios taurės, tik tai gaila, kad komanda Uska ne finale, tai tik tai tie. Vis tik jisai kažkiek yra susijęs ir su mūsų miestu. Aplamai turnyras tikrai labai smagu, kad Alytaus miestas nutarė padaryti tokį turnyrą. Vis dėlto pirmas turnyras, Alytus pastoviai pasižymė ir žiūrovų skaičių A-lygos čempionate, daugiausiai žmonių renkasi, populiari ši sporto šaka yra šiame mieste. Ir labai smagu, kad organizatoriai nutarė padaryti tą turnyrą, kuris liktai ketinamas būti tradicinis. Ir smagu tai, kad pirmas turnyras iš karto gausi tarptautinis. Komandas buvo panašaus pajėgumo, smagu, kad atvažiavo Lenkijos komanda. Tai gražios rungtynės žiūrovams tikriausiai patiko, nes pagrindinė rungtynės buvo atkaklios. Gal finale biškai jau Bėkantis buvo kiek stipresnis už Kauno komandą, bet visumoje rungtynės tikrai žiūrovams turėjo patikti. Tai ką palinkėsit ateičiai organizatoriams? Organizatoriams, kad ir toliau vykdyti tuos turnyrus, tobulėti ir toliau plėsti salės futbolą šiam regione. Jau labiau, kad perspektyvos tikrai geros. Komanda puikiai turit.